Labas rytas. Čia dabar rytas. Turiu tokią gerą žinią. Rimtą, gerą žinią. Pirmiausia, noriu tarti žodį apie knygas. Manęs nestebina, kad šitam, tokiam net nepasakyčiau, kad informacijos laiku, kad tos informacijos tokios yra kažkokios tai labai mums naudingos daug. O daugiau yra toksai, kaip pasakyti, reklaminis šiukšlinėlis toksai, kurį mes, ypač žmonės, kurie emociškai nėra stabilus, priima į savo galvas, užkemša jas ir paskui būna tikrai ne kažką, nes ta riba, nevystoma riba smegenų nėra didelė, jinai baigėsi, kaip ir viskas mūsų kūne, ir tada, mus ištinka kažkas. Tiesiog knyga yra dabar šiuo metu vienintelis dalykas, kurį aš galiu emociškai pati valdyti. Tai yra, aš galiu paskaityti, susidaryti vaizdą, turėti savo pamatymą, savo girdėjimą, savo pajautimą knygos. Ir tai yra mano kūryba. Aš skaitau, bet kuriu pati, kuriu vaizdinius, kuriu išjautimus, kuriu viską. Man nėra duodamas tas daugiaplanis, kur net rodo maistą ir aš net kažkokį skonį pajaučiu, man papasakoja, bet tai nėra gerai. Skaitimas, knygos skaitimas, rašytinės knygos skaitimas yra kūryba. Ir ji mus praturtina. Ji mus praturtina ne tik intelektualiai, ji mus praturtina emociškai. Ir dabar jau yra knygų, kurios mus praturtina dvasiškai. Įsivaizduoja, tai tokia nuostabi naujiena, kurią turiu savo rankose ir kurios negaliu paleisti kol kas. Yra šita knyga, išleista Mielbos, mano labai mylimų žmonių, nes jie daugiausiai leidžia ezoterinę literatūrą, bet šita knyga mane ypatingai nudžiugino, įkvėpė. Ir aš siūlau visiems, nesvarbu, kokiam skaitai esas lygmenį, ką galvoji apie Dievą, kaip supranti Kristų, kaip supranti Kristaus kelią. Šiaip tai manau, kad šiam laike vis tiek visi bundam. Vienaip kitaip visi bundam. Bundam šviesai, nes žemė nebebus tamsoje. Reiškia, šviesa jinai rodys mano tamsą. Ir šita knyga kaip niekas kitas, nepaprastai šviesiai, labai šviesiai. Net jeigu man tai atrodo pasaka, man tai neatrodo taip, bet kitiem, tiem, kurie nebuvo susidūrę su Kristaus istorija, kokiu nors būdu, ar ne, kurie aplamai nežino apie šviesos gentis esančias žemėje, jos yra daug kur žemėje. Ir mes, ezoterikai, žinom apie tai. Tiesiog kartais gal gailimės, kad patys nesam tame, kad esam kažkame kitame. Aš savo laiku irgi norėjau į tokią bendruomenę eiti, bet po to buvau sulaikyta ir likau čia dirbti darbą. Žodžiu, žinot žmonės, jūs tiesiog skaitykit. Jūs tiesiog paskaitykit šitą knygą ir patys nuspręskit, kas jums yra Kristus ir kas jums yra visas Kristaus kelias. Labai linkiu kūrybingo, gražaus skaitimo, gyvenimo su knyga, kūrybos su knyga. Ačiū labai. Iki.